lankausi gyvulininkystės parodoje universitete ir liūdnoji žinia, kad paroda šiemet yra be karvių, be avių, be ožkų. Tik tai arkliai, paukščiai, triušiai ir galvoju, ką čia pakalbinti. Va, žiūriu, pusė karvės. Yra pusė karvės ir čia kažkas įdomaus vyksta. Štai matau Ramūnas Antanaitis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto stambių gyvūnų klinikos vadovas. Tai Ramūnai, ką jūs eksponuojate? Mes eksponuojam daug iš tikrųjų, pradedant mūsų paslaugų asortimento, baigiant turbūt inovatyviom technologijom, kurias naudojam studentų mokymui. Tai nežinau, galime pereiti, pasižiūrėti. Man įdomiausia, kas čia vyksta. Dabar galim čia prieiti prie... Parodoje nėra karvių, čia žiūriu, turit pusę karvės. Taip, čia mes turim pusę karvės. Dešmenį turit. Taip, turim. Šitas jaunuolis kažką veikia. Matau, kas čia vyksta, Ramūnai. Taip, tai čia mes turime karvės simuliantą, rektinių tyrimų simuliantą ir mes čia galim tiek studentai, tiek gydytojai pasimokinti rektinių tyrimų. Tai inovatyvus yra mūsų šitas eksponatas, kuo svarbiausia yra, kad žmogus, kuris atlieka rektinį tyrimą, jisai įkiša ranką ir ten tyria kažką. Aš labai norėčiau pabandyti. Jūs galite tikrai pabandyti, aš Tina padės gal... Ką aš turėčiau dabar daryti? Pasiruošti. Apsimauti pirštinę turiu. Taip. Apsimaunu pirštinę. Jūs tirsite, o mes matysim, ką jūs ten tyrite. Ir aš dabar ją tiesiog... Čia galima būtų ir be pirštinės, ne? Galima, bet pagal protokolą... Pagal protokolą, ar ne? Pagal protokolą pirštinė reikalinga, taip pat. Ir kas toliau turi vykti? Taip, tai jūs dabar, ar ne, kaip... Pasitraukėt uodegėlę. Tradiciškai, ar ne? Taip, tradiciškai, kišat ranką. Kišu ranką. Ir dabar per tiesiąją žarną jūs apčiuopiate. Labai natūraliai spaudžia. Taip. Labai natūraliai ir turi būti šilta. Irgi natūraliai. Ir jūs dabar, ir mes visi matom, ką jūs apčiuopiate. Ir dabar jūs turėtumėt mums pasakoti, ką jūs jaučiate, ką jūs apčiuopiate. Ar gimdą, ar kiaušides. Ar gimdos kaklelį. Nes jūs nemato nieko, mes visi kiti matom, ką jūs... Sakyčiau, čia jau lyg tai kaklelis galėtų būti. Čia galėtų būti kaklelis gal. Aha. Ar teisingai nustatau? Taip. Ar čia, ne, va čia makštis, čia jau galėtų būti kaklelis, ar ne? Taip, toliau, čia galėtų būti jau bifurkacija. Aha. Eiti į ragus. Į ragus. Čia jau gimdos ragas, kiaušidė. Taip, puiku. Wow. O ant kiaušidės, ką kiaušidės jaučiate? Ant kiaušidės, pažiūrėsim. Čia kažkas yra, gal geltonkūnių? Neatskirsiu folikulą nuo geltonkūnių. Manau, kad. Va. Čia dabar nematau, ką iščiupinėti, šiaip nesuždengia. Čia galėtų būti geltonkūnis. Ar ten turėtų būti geltonkūnis? Galėtų būti, bet aš dabar nematau, nes užsidengia. Va šitas. Nes mes galime keisti, šiaip kiaušidės jas galime keisti. Natūralios sąlygos. Tai aš čia galėčiau ją ir pasėklinti. Taip, ir šiaip šitas eksponatas ir yra skirtas sėklinimui visų pirma. Aha, jisai yra skirtas sėklinimui, nes tada ir gimdos kaklelių ilgis yra toksai ilgesnis truputėlį padarytas. Tai studentai su šito muliažu mokosi? Taip, studentai mokosi, taip pat ir gydytojams planuojam, kaip yra sėklinimų kursai, ar ne, naudoti šitą. Artimiausiai ateityje, tai spalio mėnesį įsigysime distokijos modelį. Tai modelis, kurį naudosime distokijos atveju, imitacijai. Nes vėlgi, ar ne, ganėtinai sunku, kai tos viršelį kišus ranką, ar ne, kažką tai, visų irgi nematai. O distokijos modelis irgi panašių principų, įkiši ranką, atstatinėjai, tu pats irgi nieko nematai, bet dėstytojas ar konsultantas, jisai puikiausiai mato, ką tu ten. Jeigu taip patikslint be terminų, tai yra, kad teisingai atstatyti viršelio padėtį ir viršelimosi pagalbą. Taip, būtent. Kad studentai išmoktų sėklinti, išmoktų tirti, išmoktų viršelimosi pagalbą teikti. O dėstytojas per langelį viską mato. Dėstytojas puikiausiai viską mato ir jisai gali komentuoti ir gali
studentą egzaminuoti ir studentas neapgausio, kad įkišęs ranką aš ten jaučiu geltonkonį, o gal iš vis ne geltonkonį. Aišku. Taip. Tobulė, ką dar turite? Turime simulacijos centrą, dar vieną modelį, čia yra kraujo paėmimas, nuo kraujo paėmimų iki kraujo tyrimo. Tai va, Čia spėjau uodega. Čia yra uodega, taip, čia yra kraujas, čia yra priemonės, irgi galite pabandyti paimti kraują ir galite paskui pasižiūrėti įsitirti. Nu, čia jau abejoju. Su rektiniu tyrimu man lengviau. Galite pabandyti. Yra, jau čia matot, jau yra paimta, jau čia jau bandė nemažai. Kraujo paėmimų gali man ir čia yra pirštinės, nepavykti. mes jums parodysim. Gal parodykit, Jo. kažkas tai gal galite pademonstruoti. Jūs pabandykit, mes paaiškinsim, kaip tai padaryti. Gerai, gerai. Po daug, abi dvi reikia ar vieną? Abi. Pagal visą biosaugą. Jo, po daug metų po veterinarijos profesijos įsigijimo išsiduosiu visai Lietuvai, kad nemoku paimti kraujo. Ne, tai čia, žinot, kaip sakyt, kartais ir praktikams sunku būna tą padaryti dalyką, tai o čia yra va, būtent simuliantas skirtas tam. Oi, pirštinės, čia šiesą pasėmiau tiesiog. Jo, čia yra gal. Jo, nu tai jau dabar kitaip nebus. Gerai. Imam adatą. Ne, čia iš uodegos. Šitas. Čia yra. Dabar nukimškit baltą kamštuką. Šitą. Taip, įsukit į šitą galiuką. Čia. Ne. Ne. Jūs šitą turite įsukti į šitą galą. Ai, Atvirkščiai, čia. jo. O taip, Šitaip. Ta, kad atkimšo ką tik. Va, Šitaip. įsisuka. Aha. Čia jo. Gerai. O, Ta rausvo dalį gali truputėlį Čia nesvarbu. pastumti ir na, į kitą pusę, kad iš patogiau būtų. Šitaip. Tik nenukimškit žalios adatos, kad neįsidurtumėt. Šitaip. Tik jūs buvot prieš tai gerai padarys. Šitaip. Taip. Dabar atidaryti. Tik tai prispauskit, ne. Prispauskit, kad dabar tvirtai būtų. Pasidėkit. Pasideda. Patos tamponėlio. Tamponėlio man reikės. Dezinfekcinio skysčio odai. Šalia buteliukas. Dezinfekcinis Ilgykit šiek tiek. skystis. Tada mums reikėtų ar ne pakelti uodegą. Nu va, karvės uodega. karvė sujudėjo. Apsižiūrėkit, kur dabar turėtų būti kraujagyslė. Kur jinai galėtų būti? Ties uodegos viduriu panašiai turėtų Čia? ieškoti. Turėtų Čia. jaustis, palpuojant. Tokia minkštesnė, šiek tiek susispaudžia, nekieta turi būti, na. Ar jaučiu? Nelabai įsivaizduoju, ko ieškau. Čia gal galėtų būti. Per vidurį panašiai turėtų. Per patį vidurį O čia gal čia. ir matosi, aš gal Aha. pačiu. Čia, ar ne? Jo. Man taikyti čia žemiau ar aukščiau? Jums reikia į pačią kraujagyslę. Tai Bet ar čia, aukštai? čia galima. Taip. Tai dabar Nuvalo. nuvalau, tai jau nesvarbu. Dabar pasiimkit, atkimšit žalę. Bet turbūt tai su juo. Taip sakiau, darau su juo. Stumkit, atkimškit. Dabar nupjauta dalis turi žiūrėti į viršų. O dabar jau reikia akinių. Ar jinai žiūri į viršų? Taip, laikykit ir 90 laipsnių kampu durkit. 90, taip. Visiškai taip. Taip. Tada Nepanašu, kad pataikiau. Tai pabandysim, pažiūrėsim. Dabar nesimatys ar pataikė. Ir dabar čia kaip poliklinikoje iš venos kaipimas. O, puikiai. Iš pirmo karto. Ir kas toliau vyksta? Pirma atjungsit mėgintuvėlį. Šitą. Tai čia užteks jau. Taip, užteks. Atjungsiu, padėsiu čia. Taip. Tada Ištraukit ir su tamponėliu turėsit užspausti, kad nebėgtų kraujas. tiesiog ištraukiu Ir užspaudžiu. ir užspaudžiu. Puikiai. Mėginys paimti. Pavyko. Ir dabar kur šitos padeda? Su kamšteliu. Tiesiog galit paleisti. Uodegą galime jau paleisti. Karvė ramiai Užkimšti. stovėjo, nejudėjo. Labai ramiai. Ir dabar ką padarau? Dabar jo, nuleiskit, kad jau pavyktų. Į šitą pusę. Ir dabar atsuku. Ir įdedu čia atgal. Atgal, šitą užkimškit su baltu ir keliauja į aštrių atliekų konteinerį. Čia. Na, puiku. Puiku iš pirmo karto. Labai gerai. Ne tai blogai, dar viskas įvyko. Ir dabar galim keliauti prie sekančio etapo, prie ištyrimo. Mes čia turim visą tyrimo dalį. Tai Inga papasakot mums gali. Laboratorijos dalis. Tai čia mūsų teismų laboratorijos dalis yra atkeliavusi labai maža. Turime čia tik tai mikroskopą ir sausos chemijos biocheminį analizatorių.
Pačiose klinikose yra likęs morfologinis analizatorius 5 diferencialų. Tai ką mes čia kraują tirsim, ar ne? Pasiėmėm kraują, dabar Tai tirsim. yra universalus. Tai yra nuo kraujo iki odos plaukų mėginių, išmatų mėginiai ir aišku, tokie specifiniai kaip citologiniai, tai reiškia iš įvairių skysčių, punktatų, ekstatų, galime taip pat padarytus teminėlius puikiai mikroskopuoti. Aplamai mūsų klinikose šiuo metu galime tirti virš 30 skirtingų parametrų, būtent to biocheminių parametrų. Supratau, tai profesorių čia yra studijų tikslais ar jau paslaugos tikslais? Paslaugos, pagrindinė paslaugos, bet be abejo kažkiek ir studijų, nes mes ir studentam, ir magistrinius darbus jie daro, ir tyria, ir visa kita, bet galbūt didžioji dalis turbūt paslaugoms mes taikom šitą. Tai čia turit ir studijų, Taip. ką mokote studentus Taip, ir paslaugų, taip, kurias taip, teikiat, taip, ne? taip. Aišku, o tai paslaugas, kaip akademija teikia paslaugas? Kaip teikia principas pats koksai? Nu, yra centras kažkoks, tai... Jo, tai ar mes tiesiog turime savo klinikoje, tai Tilžės gatvėje, Kaune laboratorija, ar ne, tai yra kraujo tyrimų ir visa kita laboratorija, o pati paslauga, tai jeigu kalbant apie ūkius, tai gali būti dvejopa, tai visų pirma galime nuvažiuoti patys, pasimti mėginius ir atlikti pirminę konsultaciją pačiame ūkyje ir parsivežti į kliniką, įsitirti mėginius ir parašyti galutinį ten rekomendaciją, galutinę ar ataskaitą kažkokią, arba gali patys ūkiai, jeigu, sakykime, ūkis turi veterinarijos gydytoją, ar ne, kuris paima mėginius, ar ne, ir jiem reikia tik išsitirti, ar ne, sakykime, ten nereikalinga kažkokia labai didelė konsultacija, tai jis ir pats gali susitaręs atsivežti mėginius analizės. Supratau, tai ūkiai gali jūs išsikviesti? Taip, žinoma, gali Ūkiai gali išsikviesti. Turime automobilius, turime vadžipą, kurį čia matot, ar ne, su kuriuo važiuojam. Puikus automobilis, važiuokim čia. Ant šono yra telefono numeris, kuriuo paskambinus galima išsikviesti, ar ne, komandą ir komanda pakonsultuos ir ištirs ir viską padarys, ar ne? Tai va, tai toksai reportažas iš parodos LSMU veterinarijos akademijos stambiųjų gyvūnų klinikos.